Sveiki, filmuoju šitą intro, jau viskam įpusėjus, todėl gerai nepamenu, ką nufilmavom ir kiek paaiškinom. Žodžiu, yra toks ribrali, su mašina iki 250 eurų reikia pasiekti Vokietijos kraštą. 100 eurų skirti durnam tuningui. Nutarėm su Povilu jame dalyvauti ir čia prasideda mūsų nuotykis. Kur daugiau į baką ant žemės? Turbūt ant žemės daugiau. Nu čia tikrai ne 9 penktą. Tai pusiau naminis. Samogoną. Draug žadėjo varyti matą laužą. Tokią mašiną? Taigi čia tokia mašina. Sakau, atduris problemų. Sakau, varai matą laužą. Sakau, man parduok. Nutėdės problemą, savo. Nukėjo pats, prieš metus laiką 6 eurų, labai laužė. Desnikinės dar yra, tą kojam priduoti laužą. Aš kitą, žinai, nusipirkęs, kitą važinėjęs, tada dabar jau jam savėje, žinai. Automat, blemba, veik normaliai. O! Bet taip sutapo, kiemai važiavau ir pasipirkį visas. Palauk, nėra rankenėlės. Gale gal atramini. Arba stakanas atplyšęs. Nu tai už tiek. Sveiki, parašytas. Tai kiek parašyta, ne, nes reik darbą dar įdėti. 105. Na, 5 klientai. 5 klientai tokie mašinai. Ką? Tokie mašinai 5 klientai. Yra. Nu jaučiu jo, gal tada tiek to. Na, gerai. Ačiū. Ačiū. Nu, blėt. Kaip čia... Kaip žmogui gražiai pasakyti, kad ten jau, ta prasme, ją tikrai reikėjo varyti į laužą. Nebereikalo, ją norėjo varyti į laužą. Ją reikia varyti į laužą. Viskas išpuvę, gale tai ten, nežinau, su kokiu, kas prie ko laikosi. Nu tai, ko tu nori žvirkeliais važinėti, pažiūrėk, kiek dublo pamašina. Jinai jaučiu plento nemažęs labai jau senai. Pulsų nebent laikosi, nors reikia pagūglint, dar gal kažkau nebus. Ką dar gero turim pasirinkimo? Golfą arba bulką. Nu. Pochui čia. Nu jo, nevažiuosim niekur čia su ja. Paragau. Reikėjo ant užvestą pasižiūrėti, ką čia pamatysim. Žiūriu. O rida tikra? Bet čia dažyta bus jinai, ne? Galim pamatuoti dažų storį. Tai viskas jau tipo, perkam? Nu gerai. O čia kablys yra priekyje pas ją. Tai vat, žodžiu, nusipirkom Alfa. Viskas buvo maždaug šitaip. Nu, tada Robkė sustojo maždaug šitoj vietoj. Sako, tai gerai, perkam. Net neapėjo dar kartą aplink mašiną.
kitos pusės nematė aplemba. Sakau, rimtai? Jo, sako, rimtai. Tai va, 200 eurų. Ir Laimingas veidas. laimingas veidas ir kalanti alfa. Kas gali būti geriau. Žodžiu, problema dabar yra tokia. Mes galvom ją tempti, nes su tokiu kalimu tikrai negerai yra važiuoti. Tai, žodžiu, tempimo kilpas sukasi čia, o tempimo kilpos nėra. Tai lekiam dabar iki draugo garažo, pažiūrėsim gal nuo kokio golfo ar kokio šūdo tiks įsukti kažkokią nesąmonę ir šitą, žodžiu. Jo. Žodžiu. Tai palauk. Manęs Panevėžį vieno nepalik. Ką, meldiesi jau? Jau, nu, tiesos akimirka. Nu, tinka? Ne, netinka. Tinka. Ką, žinau, prasidirbo gerai dabar. Nežinau, reikia pagazuot gal, ką? Ne, prašau, ne. Ne, tai ne iki dugno. Biški. O! Ne, čia mes nedavažiuosim iki Tomo. Ar Alfa davažiuos? Ar išgyvens tos paskutinius 3 kilometrus? Ar sprogs va dabar iš karto toj? Ar išvažiuos Alfa iš aikštelės? Nu, bet taip tikrai įdomiau. Negi dabar būtum nusipirkęs mašiną, važiuojančią su technikinė. Tai reikėjo rinktis arba technikinę, arba važiuojančią. Kilometrą 100 metrų? Tai neblogai. Norėjom važiuoti kiek? Iki pat Kauno. Jo, 100. Nu tai čia nedaug truko. Hebra, jaką žiūrit ir matot, kaip aš rišu mašiną Blet, pala, mašina labai. už šakės. Nedarykit taip gerai. Negalima taip daryti. Jaučiasi pergalės kvapas. Tokia sprogusio motoro. Čia pisa dūmai. Ai, tai čia dūmai buvo, aš galvoju, dulkės gal pakilo. Ne, dūmai. Na ja. Matyt, blokas gal skilo, nežinau, kaip žinai. Tai nešk atvirkę, pareguliuosim ir važiuosim. Dar 100 eurų. Tai motorą reikia 100. Nu kaip, ne, tipo, nupirkai mašiną maksimum iki 2 PM, jau paskui ją atvesti iki važiuojančios stovio, jau tavo problemos kiek kainuos, ta prasme, gali bent kiek kainuos. Nepavyko nupirkti, nepavyko, žinai. Bet dar už 100 eurų galima modifikuoti ją. Nu, ta prasme, daryti nesąmonių, ten, nežinau, bibukų nupaišyti aplink visą kėbulą, arba ten spoilerių su neonkėm pridėti, nu, bilia ką, žinai, tokio.